Sveiki, šiame video mes išnagrinėsime pagalbinį robotą Stupido Helper, kuris gali labai pasitarnauti tiems, kas mėgsta prekybą su piramidiniais tinkliniais orderiais, naudoja vidurkinimo taktiką ir panašias strategijas. Kam apskritai reikalingas šis robotas? Dauguma traderių mėgsta prekybą su tinkliniais orderiais, tai gali būti pavyzdžiui kokia nors prekyba, tarkime, nuo zonos, laipsniškas pozicijos rinkimas su maždaug tą pačią kainą. Tai gali būti ir vidurkinimas rankiniu būdu, tai taip pat gali būti ir robotas, kuris prekiauja tinkliniais orderiais, pavyzdžiui, naudojant martingale ir panašiai. Robotas padės, jeigu pas jūs, pavyzdžiui, kaba atidarytas orderių tinklas su nuostoliu skirtingais lotais, beje, ne tik su minimaliu lotu visi orderiai, o taip sakant su pačiais įvairiausiais. Robotas palaipsniui bandys mažinti orderių pozicijas, kad jas vėliau išvesti į pelną arba į nenuostolį. Robotas stebi visus jūsų nuostolingus orderius priklausomai nuo nustatymų, išstatydamas pagalbinius orderius, kurie gali būti tiek į jūsų pusę atidaryti orderiai ir tada pelnas bus uždaromas pagal tai, kai kaina juda į tų orderių pusę, ir taip pat tai gali būti priešingi orderiai. Taip robotas bando kiek įmanoma išspausti iš rinkos pelno ir tuo sumažinti jūsų kabantį nuosmukį. Kaip matote, pozicijos atidaromos skirtingais orderiais ir palaipsniui mažinamas bendras nuostolio dydis dėka naujai atidarytų roboto orderių. Čia svarbu, kad jūsų sąskaitoje būtų pakankama maržos atsarga, kad robotui būtų galimybė atsidaryti tuos papildomus orderius. Šis robotas yra sudarytas iš kelių modulių ir vienas iš šių svarbių modulių yra taip vadinamas problemų kūrimo modulis arba struktūros kūrimo modulis arba dar kitaip pirminių orderių tinklo kūrimo modulis. Kam tai reikalinga? Daugelis tokių robotų, kurie išnarplioja surakintus depozitus, įvairūs vidurkintojai ir panašiai, neturi šios funkcijos. Autoriai tiesiog siūlo pridėti robotą prie grafiko ir jis dirba su jau esamais orderiais. Iš karto juos jungia, vidurkina, kažką daro su jais kitą, kažką būrė ir taip toliau. Ir tam, kad suprastumėte, kaip tiksliai veikia robotas ir kaip tiksliai jį nustatyti, jums gali tekti ilgus mėnesius stebėti jo elgesį demo sąskaitoje. Tuo tarpu roboto Stupid Helper atveju, naudodamiesi šio pradinio orderio tinklo kūrimo moduliu, galite pakeisti nustatymus testerėje ir pasirinkti tokį setų rinkinį, kokio reikia būtent jūsų situacijai, jūsų darbiniai porai per palyginti trumpą laiką. Faile su robotu yra jau keletas parengtų setų. Dabar į nustatymus aš įkėliau euro svaro setą ir atlikau keletą pakeitimų. Dabar aš jums parodysiu problemų kūrimo modulį, kaip jis veikia, kad suprastumėte, kas tai yra. Taigi pradėkime pamažu judėti per roboto nustatymus. Jų yra nemažai, todėl mes juos analizuosime po gabalėlį. Ir pirmasis blokas yra pagrindinis. Čia yra magiškasis numeris, šio roboto orderių identifikacinis numeris ir magiškų numerių, su kuriais robotas dirbs sąrašas. Tai yra, jeigu jūs turite robotą, kuris atidarė daugybę orderių ir jis turi tam tikrus magiškus numerius, įveskite juos čia, tarkime, štai tokiu būdu, ir Stupid Helper dirbs su šiais magiškais numeriais. Ši parinktis dabar mums nereikalinga, todėl mes ją paliekame tuščią. Nuostolių limitas, po kurio robotas nieko nedaro. Stop loss pips čia taip pat paliekame tuščią. Ar galima atidaryti pirkimus, ar galima atidaryti pardavimus. Ir toliau eina vidurkinimo nustatymai. Dabar mes nenaudosime vidurkinimo, nes aš tik parodysiu modulį skirtą problemoms kurti. Todėl sekančius blokus mes praleidžiame. O štai Profit Strategy Manager, tai yra pelno rinkimo modulis. Čia yra nustatymas Start Tracking Mode. Aš jį nustačiau į Read Only. Tai yra tik skaitimui, kad robotas netidarinėtų jokių
pagalbinių orderių, kadangi pas mus dabar užduotis yra pažiūrėti, kaip statoma bazinė struktūra. Ir štai paprastai tariant, mūsų pradinė struktūra testavimui. Čia taip pat yra magiškasis numeris bazinės struktūros orderiams. Ir čia taip pat yra toks užrašas, kad nebus jokio tralo, kol struktūra nebus pilnai nustatyta. Toliau sandorių kiekis į vieną pusę bazinės struktūros, po kurių bus laikoma jį baigta. Ir tada į darbą įsijungs sandorių vidurkintojas, kuris dabar pas mus yra, primenu, atjungtas. Toliau įėjimo taisyklės, jos yra aprašytos forume. Pas mane yra nustatyta last candle both sides. Jeigu paskutinė žvakė yra bulių krypties ir nėra sandorių pirkimui, atidarome pirkimą. Jeigu paskutinė žvakė meškų ir nėra sandorių pardavimui, atidarome pardavimą. Tai yra čia tokios maksimaliai paprastos taisyklės įėjimui, tiesiog kad greičiau pastatyti orderių tinklą. Taip pat galima nustatyti, kad įėjimai būtų vykdomi į tą pusę, į kurią atsidarė vidurkintojas. Vidurkintojo bloką mes apžvelgsime vėliau ir taip pat galimas įėjimas paskutinės žvakės kryptimi. Toliau loto dydis, su kuriuo bus atidaromi mūsų tinklo orderiai. Žingsnis tarp orderių minimalus. Pas mus 20 punktų, čia viskas yra senaisiais punktais. Take profit 20 punktų. Stopo nėra. Time out bars, tai yra pauzė, kiek žvakių turi praeiti, kad atidaryti orderį. Ir toliau svarbus nustatymas, kiek punktų kaina turi nueiti nuo sudarytos struktūros, kad pradėti vidurkinimą. Spaudžiame OK ir pasižiūrėsim, kaip tai atrodo praktikoje vizualaus testerio režime. Ir ką mes matome, robotas atidarinėja sandorių su nustatytų 4,5 loto, be stopo, su take profitu 20 punktų ir periodiškai juos uždaro. Skaidelėje šone, mes apie jį pakalbėsime vėliau, mes matome, kiek yra atidaryta sandorių pardavimui, kiek yra atidaryta sandorių pirkimui. Ir kadangi mes nustatėme 5, tai daugiau 5 orderių į vieną pusę robotas neatidarys. O po 5 sandorių į vieną pusę, po to, kai po 5 sandorio kaina nueis mažiausiai 50 punktų, prasidės vidurkinimas, kuris dabar pas mus yra atjungtas. Žiūrėkime total read only, tai yra nieko nedaryti ir mes galime užduoti orderių vidurkinimą nustatymuose ir taip pat galime tai padaryti tiesiog iš šio skaidelio, paspausti mygtuką tiesiog testerėje Total Full Control. Įjungiame, tai yra robotas gavo teisę atidarinėti vidurkinančius orderius. Su bazinės struktūros bloko pagalba jūs taip pat galite nors maždaug sukurti jūsų einamą situaciją pagal orderius ir vėlgi apytikriai parinkti nustatymus, kad robotas tą situaciją išvairuotų priklausomai nuo jūsų poros elgesio. Kai jūs tiesiog statote robotą ant grafiko, ne testerį, o ant paprasto grafiko, pas jūs jau tikriausiai yra kažkoks orderių tinklas, su kuriuo jūs norėtumėt, kad robotas padirbėtų. Atitinkamai jums nereikia, kad robotas atidarinėtų savo tuos bazinius orderius, savo struktūrą, todėl kad struktūra pas mus jau yra. Tai yra jūsų orderiai. Atitinkamai tam, kad robotas neatidarinėtų nereikalingų orderių, nustatymuose bazinės struktūros bloke Initial Structure Count, štai mums pasakinėja 0 Recovery Only. Tai vietoj to, kaip mes rašėm 5 orderius, mes įrašome 0. Ir tada robotas neatidarinės savo pirminių orderių, atidarinės tik vidurkinimo orderius tam, kad sumažintų jūsų nuosmukį pagal jūsų jau turimus orderius. Pereiname prie vidurkinimo modulio, nuosmukio išvairavimo bloko ir pasižiūrėsime, kaip jis dirba testerėje. Vidurkinimo blokas Averaging Settings, ką jis reiškia. Šiame bloke mes nustatome, kuo remiantis bus atidaromi vidurkinimo orderiai, kokių indikatorių pagrindų. Ir pirmas nustatymas Open Opposite Below Disorder Count.
Ką jis reiškia? Atidaryti pirmąjį sandorį užduotą kryptimi, tik jeigu priešinga kryptimi yra mažiau nei štai tiek. Tai yra, pardavimus galima atidaryti tik tuo atveju, jeigu pirkimų yra mažiau negu, tarkim, 5, jeigu taip nustatyti. Na, šis nustatymas labiau pažengusiems tinklininkams paliekame 0. Toliau eina nustatymų blokas. Jeigu jūs norite, kad atidarant vidurkinimo orderius tame dalyvautų indikatorius CCI, jeigu palikti 0, tai indikatorius CCI nebus naudojamas. Toliau eina blokas su indikatoriumi Bollingerio bangos, jeigu norite jį naudoti, jeigu BB Bands Count stovi 0, tai indikatorius nenaudojamas. Forume yra išsamus aprašymas apie indikatorius. Atkreipkite dėmesį, kad jeigu jūs įjungiate keletą indikatorių, tai tam, kad atsidarytų vidurkinimo orderis, jie visi turės duoti signalą vienu metu. O su tokiais nustatymais tai gali atsitikti ir vieną kartą per metus, todėl rekomenduojama neįjungti jų visų iš karto, o naudoti, ko gero, tik vieną pasirinktinai. Ir toliau, ką mes naudosime, tai slankusis diapazonas. Slankaus diapazono periodas valandomis, dabar yra nustatyta 4 valandos. Kainos procentas diapazone, kuris bus laikomas signalu, tuo aš tai parodysiu praktiškai ir jums bus suprantamiau. Atšokimas nuo diapazono, kad neatidarinėti nereikalingų signalų, kad taip sakant numesti skaitiklį. Ir konservatyvus diapazono skaičiavimo metodas vėlgi padeda išvengti bereikalingų orderių atidarymą. Plačiau, kas tai tokio, yra aprašyta forume. Diapazono atvaizdavimas grafikė. Mes įjungsime piešti, kad testerėje vizualizacijoje matytume, kaip tai veikia. O šiaip jo jungti nebūtina, kad neapkrauti grafiko. Toliau pas mus eina loto valdymo blokas, skirtas papildomiems vidurkinimo orderiams. Kiek kartų maksimaliai galima padidinti lotą, mes paliekame 0. Toliau minimalus atstumas nuo pirmojo sandorio. Jeigu pas jūs jau yra orderiai grafikė, tai čia bus minimalus atstumas tarp priešingų orderių. 30 punktų principė tinka bet kuriai valiutų porai, todėl tai irgi paliekame kaip yra. Toliau svarbus parametras, čia yra tikslinis santykis nenuostolio lygiui. Pagal šį parametrą robotas skaičiuos nenuostolio lygį grafikė ir pagal tai skaičiuos savo lotus. Iškart pasakysiu, kad adekvačios reikšmės yra nuo 0,35 iki 0,5 loto. Pas mus dabar stovi 0,4. Ką reiškia šis nustatymas? Tarkime, pas jūs yra atidarytas kažkoks orderių tinklas, tarkime, visi šie orderiai raudonos linijos yra pardavimui, tačiau kaina kyla į viršų, patiriamas nuosmukis, ir jeigu mes nustatėme šiame parametre 0,5, tai jeigu visas šis tinklas vienodais orderiais bus atidarytas, tai nenuostolio riba štai bus maždaug per vidurį. Taip. Jeigu tinklas yra skirtingais orderiais, skirtingo dydžio lotais, tai atitinkamai robotas visą tai paskaičiuos ir sukoreguos nenuostolio lygį. Tačiau jeigu mes šį parametrą išstatysime didesnį nei 0,5, tai atitinkamai nenuostolio lygis atsitrauks nuo kainos, bet ir vidurkinančių sandorių lotai bus mažesni. Bet kainai tai pasiekti nenuostolio lygį bus sunkiau. Tačiau mažesni orderiai. O jeigu mes statome reikšmę mažesnę 0,4, kokia ir stovi dabar, tai bendras nenuostolio lygis kyla aukštyn. Suprantat, arčiau mūsų einamosios kainos ir kainai pasiekti tokį lygį bus lengviau, kad ištraukti mus iš nuosmukio, kadangi pas mus kaba minusiniai orderiai. Ir robotui teks atidarinėti didesnės apimties orderius, kas padidina potencialią riziką. Todėl vadovaujantis logika ir blaivių mąstymų rekomenduojamos reikšmės yra nuo 0,35 iki 0,5. Šiuose ribose galite testuoti, nes skirtingose porose skirtingi judėjimai. Ir būtent šis parametras yra vienas iš svarbiausių jūsų konkrečiai situacijai, jūsų konkrečiai valiutų porai
arba bet kokiam kitam instrumentui. Sekantis blokas tai pelno surinkimo blokas, Profit Strategy Manager. Čia techniniai tralo nustatymai, nuosmukio lygiai. Manau, kad jums bus aiškiau, jei tai paskaitysite forume tekstinėme formate. Ir taip pat čia yra rolloverio apėjimo parametrai, kad netidarinėti nereikalingų orderių ramiomis valandomis, kai vyksta perėjimas į kitą dieną, į kitą parą ir įmamas spredas. Vėlgi, kas ką reiškia, paskaitysite forume. Ir tam, kad vidurkinantis orderiai, kurie traukia mus iš nuosmukio, būtų atidaromi, bloke Profit Strategy Manager sekame štai šį nustatymą, Start Tracking Mode. Mes jį buvome išjungę, kad pažiūrėti, kaip statoma bazinė struktūra, dabar mes jį įjungsime. Read Only reiškia, kad jokie vidurkinantis orderiai neatidaromi. Close Only, robotas viską skaičiuoja ir kai ateina laikas uždaro poziciją pagal galimybės. Clear Stop on Trigger, robotas nuima take profitus ir stopus tų sandorių, kurie pakliuvo į jo tinklą, kurį jis seka. Ir Full Control reiškia, kad robotas visiškai kontroliuoja situaciją, nuima visus take profit, stopus iš jūsų atidarytų orderių ir skaičiuoja juos pagal save. Todėl mes įjungiame Full Control. Aš dabar paleidau einamąją konfiguraciją testeryje, kai kurie orderiai jau atsidarė ir kol nebus 5 orderių į vieną pusę, apie jokį vidurkinimą robotas negalvos. Stebint kainą mes matome čia štai braižomos tokios linijos panašios į Bollingerio bangas. Tai ir yra tas lankusis diapazonas, kurį mes nustatėme ir pagal kurį bus atidarinėjami pagalbiniai vidurkinantis orderiai. Jeigu paspaustume ant vizualaus režimo pauzės ir užvesime pelę štai ant šios linijos, pamatysime Buy Trigger. Tai reiškia, kad tai yra vieta galimam pirkimo atidarimui. Tas pats viršuje, štai matome Sell Trigger ir kol kas pas mus nėra situacijos, kai atsidarė 5 orderiai, bet robotas jau skaičiuoja nenuostolio lygį. Štai mėlyna linija. Tai yra break even buy, tai yra nenuostolio lygis pirkimams. Ir geltona linija yra break even total. Tai yra nenuostolio lygis visiems orderiams. Taigi susidarė pas mus 5 orderiai į vieną pusę, kaina nubėgo žemiau ir robotas pradėjo atidarinėti vidurkinančius orderius jau ne 4,5 loto, 12,75, na čia demo depozitas 100 000. Mūsų nustatymų pagrindų mes nustatėme 0,4 tikslinį diapazono lygį nenuostolių ir tuo pagrindu robotas pradėjo atidarinėti orderius. Ir štai tokiamis tiesiomis mėlynomis linijomis pas mus yra žymimi orderiai. Robotas juos sujungia į vieną tašką ir juos dabar kontroliuoja. Štai matome 3 orderiai yra kontroliuojami. Štai atidarytas dar pardavimo orderis 2,97 loto. Štai atidarytas dar vienas pirkimo orderis ir jau daugiau, kaip matote, orderių dirba. Ir štai atkreipkite dėmesį, pas mus buvo 5 pirkimo orderiai po 4,5 loto. Ir prekiaudamas robotas porcijomis išskaido. Štai nuo viršutinio iki apatinio orderio buvo 4,50, dabar 4,19, 4,43, sekantis 3 orderiai ir paskutinis toks pat. Ir tos orderių grupės, kurios užsidarė, matote, yra pažymimos punktyrinėmis linijomis. Ir į darbą yra įmamas sekantis orderių rinkinys ir taip palaipsniui mažinami lotai. Štai jau 4,08, antro orderio 4,33 ir taip po truputį kartu mažėja nuosmukis ir depozite, pelno gavimo sąskaita po truputį sudarant štai tokius vidurkinančius orderius. Ir taip toliau, kol nebus išnarpliotas tas orderių tinklas arba kol jūs pats nesustabdysite roboto rankiniu būdu.
Na, stebėti roboto darbą testerėje vienas malonumas, atrodo, kad štai jis gralis. Na ir šiek tiek apie valdymo skydelį. Čia mes matome ir galime keisti lotų dydžius rankiniu būdu, tarkime, atidaryti sandorį, galime uždaryti. Čia pas mus yra balansas, einamasis balansas. Čia taip pat galima keisti, kaip kad rodžiau, ar darys robotas ką nors ar ne. Čia galima tiesiog uždaryti orderius pirkimo arba pardavimo. Viskas intuityviai suprantama, demo versijoje arba testerėje paspaudinėsite ir tikrai išsiaiškinsite. Čia pas mus rodo orderių kiekį, bendrą lotų apimtį, plaukiojantis nuostolis, pelnas ir panašiai. Šis robotas be abejo yra skirtas patyrusiems traderiams, tačiau net jeigu jūs patyręs traderis, būtinai testuokite robotą Stupido Helper demo sąskaitoje ir testerėje, kad tikrai įsitikintumėte, kad suprantate, kaip jis dirba ir ką jis daro. O su jumis buvo Mykolas, specialiai portalui spekuliantas.com. Užeikite pas mus į portalą, į forumą, rasite daug įdomaus. Visiems iki.